moderniuose automobiliuose yra daug daugiau kodo eilučių negu, pavyzdžiui, kokiame nors keleivinėme lėktuve Boeingas. Tikrai yra labai daug pažeidžiamumų, vis naujų surandama per įvairius atakos vektorius, kalbant apie API. Dažnas taikinys yra elektromobiliai, tai tikrai galima sakyti, kad tai yra populiarus taikinys ir yra labai daug grėsmių. Turim keletą testų. Testai susideda iš bandymo panaikinti duomenis automobilyje, kurie buvo sukaupti vairuotojo arba savininko. Taip pat pažiūrėti, ar gali ne savininkas priporuoti elektroninį raktą arba kitaip gauti prieigą prie automobilio, kad jis galėtų jo pasinaudoti neturint raktelio. Aiškinamės, ar yra galimybė automobilio duomenis nuresetinti, kitaip tariant, nustatyti gamyklinius parametrus, neturint saugos kodo arba neturint savininko leidimo. Taip pat žiūrime, ar tam tikri duomenys, kurie yra kaupiami automobilyje, jais yra dalinamasi į debesis, ar gamintojas deklaruoja, kas ten yra siunčiama, kaip tie duomenys yra apdorojami. Kitaip tariant, kalbam apie kibernetinę saugą, privatumą, bandome pažiūrėti, kokios galimybės automobilyje padaryti tam tikrus nustatymus balsu ir išsiaiškinti, ar tie nustatymai galėtų įtakoti vairavimo kokybę arba vairavimo saugumą. Yra įrodyta, kad galima ir nuotoliu iškrauti, galima nutraukti elektromobilių krovimo stotelių procesą. Mes turime ir aplikacijas, kurios susietos mūsų telefonuose su automobiliais. Prie jas irgi galima išgauti įvairius duomenis. Tai iš tiesų tikrai yra labai daug potencialo visur. Elektromobilius vertiname pagal tam tikrus nustatytus vienodus kriterijus ir mes planuojame paskelbti, kurie iš jų laikomi, sakykime, kibernetinio saugumo didvyriais, pavadinsiu šitaip.